12 klasės kurso 12 už 9 su aritmetinė progresija. Gal 11 klasės kurso, bet vis tiek jau bent jau 11-12 klasės kurso 3 skaičiukai, kurie sudaro aritmetinę progresiją. Pirmame punkte prašo rasti aritmetinės progresijos skirtumą, o kitame punkte antrąjį narį. Tai yra, kam lygi raidelė A. Aš atsakymus iškart parašiau, kad skirtumas, tą skirtumą dažniausiai pažymėjau raidę D, lygus 19. Kaip tą uždavinį spręsti? Na, jau žinodami, kas yra aritmetinė progresija, kad šį narį gaunam prie šio pridėję D, o trečiąjį narį prie šio pridėję tą patį D, matom, kad tas D yra 19. Nes šitas gautas iš šito pridėjus 19. Čia nieko daryti nereikėjo, parašom D19. Žinoma, ten kiti skaičiavo su tuo D, bet nuo vaikų darželis, ne? Tai yra, kaip pasakyti, kad ne vaikų darželis, bet ar daug kas tą pamatėm. Tai yra, ko gero, ne iš karto tas pasimato, nes vis tik netradicinis uždavinys, netradiciškai pateiktas. Kiti galbūt skaičiavote įsivedę raidelę D. 4 plus D lygu A, o A plus D lygu A plus 19. Nu, A ir D nežinomi, sistema įsprendžiam, A ir D randam ir gaunam atsakymą. Kiti galbūt skaičiavot, kad vidurinysis narys lygus kraštinių narių sumos pusiai. Aritmetinės progresijos vidurinio nario savybė. Na, tai irgi galėjot, kad A lygu A plus 19, na, tą parašysiu, kad A lygu 4 plus A plus 19 pusiau. Taip, iš čia 2A lygu 4 plus A plus 19, jau jeigu ten tokio sprendimo rodyti labai reikėtų, bet čia antra dalis, kur nereikia rodyti, iš čia tą A į kitą pusę, na ir A yra lygu 23. Kai A 23, na tai tą D irgi lengvai randam. Toks nesunkus uždavinys, kur irgi vertas jūsų taškų.